Visi, kurie kažkada norėjo uždirbti pinigų internetu, ieškojo lengvo būdo. Jie gal žiūrėjo į tradingą, dropshippingą, gal tu kažkur irgi žiūrėjai ir ant galo supratai tiesiog, kad nieko lengvo nebūna. Netgi turiu šitam dalykui citatą. Iš pradžių tau moka dėl tavo laiko, tai tu gal tiesiog kažkur valai grindis, gal dirbi restorane, tada dėl tavo žinių, tai gal tu jau esi šefas, arba dirbi ofise ir supranti dalykus ir jau gali tikrai padėti verslams ir žmonėm, ir tada dėl tavęs paties. Tai į šitą dalyką tu nepereisi be supratimo, kas vyksta. Tai tau reikia pasiekti antrą lygį, kad tau mokėtų dėl to, kad tu supranti dalykus ir gali padėti kitiems išspręsti jų problemas. Tai svarbu suprast, kaip galima ateiti iki antro žingsnio prieš ateinant į trečią. Ir atsakymas yra aiškus. Tau reikia išspręsti problemą žmonių, kurie jau turi pinigų. Šitą siūlau padaryti su aukštos vertės sugebėjimu. Ir mano rekomendacija yra reklamų kūryba. Gali kilti klausimas, kodėl reklamos ir kodėl ne tinklapių kūryba, ar video montavimas, ar cold callinimas, ar tenais pardavimai, ar dar kažkas. Nes reklamos yra pagrindinis dalykas, kuris padeda e-komercijos verslams augti. Be tavęs jie neaugs. Todėl verslai ieško reklamų kūrybos agentūrų, freelancerių ir žmonių, kurie tiesiog gali jiems padėti internetu. Ir klientai dirbs su tavim visada, jeigu neši rezultatus. Ir tokie dalykai kaip tinklapių kūryba gal atrodo atraktyviai, bet iš tikrųjų tu padarai vieną kartą tinklapį, gal šiek tiek ant maintenance'o gali pasiimti, bet iš tikrųjų tu nelabai uždirb gali. Ir todėl reklamų kūryba geras dalykas, nes visada tavęs reikės. Tai reiškia, kad jeigu esi geras reklamų kūrėjas arba creative strategas, tu beveik visada turėsi klientų. Taip pat, kadangi tu literaliai uždirbi pinigus verslams, tampi pati svarbiausia įmonės dalis. Ir už tai tau bus tikrai neblogai atlyginama. Pavyzdžiui, pilno etato pozicijos įprastai yra apmokamos nuo 2,5 tūkstančio iki 5 tūkstančių eurų per mėnesį. Tai net jeigu tu norėtumei tiesiog į pilno etato poziciją kažkur fiziniam dirbti, ofise, arba tu tiesiog nori kažkokioje agentūroje pilno etatų internetu dirbti, visiškai pilnos galimybės tau. Tu gali freelancing, tu gali turėti savo agentūrą, tu gali daryti, ką nori. Bet pirmas dalykas yra supras, kaip pačias reklamas kurti. Ir todėl iš šito viso video noriu padaryti pilną reklamų kūrybos kursą, kad bet kas žiūrinčių galėtų suprasti, kaip išnaudoti šitą sugebėjimą ir pradėti tobulėti. Taip pat po video turiu nuorodą, kur gali pasirinkti savo laiką skambučiui su manimi, kad galėčiau padėti tau asmeniškai su tavo tikslais. Supažindinčiau su savo mokymais, pažiūrėtume į tavo problemą, susipažintume tiesiog asmeniškai ir padėčiau tau realiai išspręsti tavo problemą, su kuriam dabar esi susidūręs. Tai gali pasibukinti skambutį čionais arba parašyti man į Instagram. Visas nuorodas palikau aprašyme. Tai toliau šitas video bus vizualus parodymas visų strategijų, kurias naudoju aš. Absoliučiai viską parodysiu, kad galėtum sukurti reklamą ir iškart gauti pardavimų klientą. Ir turbūt kartais pažiūrit savo klientus ir nesuprantat, kaip greitai realiai reklamos gali veikti, nes jūs sukuriat reklamą, paleidžiat ir kažkaip nejuda, gal po savaitės kažkokių pardavimų pradeda judėti ir jūs sakot, ne, čia Facebookas kaltas. Ne, čia jūsų reklamos kaltas. Šita reklama, kurią sukūriau, tai parodžiau trupai vizualiai čionais, bet užblūrinau produktą tiesiog dėl kliento pačio. Bet pati reklama atrodo taip. Čia daktaras, čionais moterikė, čionais tikinautas, kalba, kad čia ne menopauzė, čionais tiesiog tavo blood flow ir mes šito pradedam spręsti. Ir čionais dar headline'as apie kažką į tą pusę, neprisimenu, ką rašiau čionais, nes vokiškai parašyta. Ir ką matom čionais, kad turim 14% conversion rate. Tai reiškia, kad 14 žmonių iš 100 nuėjo į website nusipirko. Čia yra kosmiškas dalykas. Dažniausiai būna 1, 2 ar 3%. Čia yra 14, jau ant šiek tiek spendo. Turim 7 nusipirkimus, 7 arvoso ant $50 spendo. Ir neblogą click-through rate. Ir čionais pagrindinis dalykas, ką galima būtų patobulinti. Tai jeigu pasižiūrėjome šitą reklamą, matom 3% čionais, 14 čionais, tada galvojat, kaip galima padaryti čionais 7%, kaip galima padaryti čionais 10%. Aišku, nėra taip lengva, bet galima pradėti mąstyti ir galvoti apie variacijas ir iteracijas. Tai dabar einam į pačią creative strategiją ir reklamų kūrybą, kitaip vadinama. Tai pradžia visada yra produkto supratimas. Tai galim nueiti į čionais ir dabar parodysiu pilnai, kaip atrodo visas researchas. Tai čionais vienas iš mano klientų, su kuriais dirbau. Jų website'as yra toksai Metaglow Collagen. Tai yra tiesiog dalykas, kuris padeda numesti svorio. Ir ką mes padarėm, tai pasidarėm researchą. Pirmas dalykas, kurį padariau, tai yra susiradau kompetitorius, kuriuos turim. Column Broomas, Area, Happy Mammoth,
ir Mum Health. Turim kompetitorius, iš kurių galima pasirinkti reklamų, pasižiūrėti, ką jie daro. Tada turim šiek tiek iš kliento pusės informacijos, tai keletą dalykų apie patį produktą. Labai svarbu išsiaiškinti, pasižiūrėti, kaip jie nori save pozicionuoti, koksai tone of voice, encouraging, motivational, uplifting and positive. Tai labai svarbu tada, turim omeny, kad gal į negatyvą pusę netiek eisim, nemanipuliuosim žmonių, o realiai tiesiog norėsim jiems padėti. Tada suprantam, ką produktas realiai daro. Functional, tai visas mechanizmas. Šiandien yra mediškai paaiškinta. Tada customer use cases, features, benefits, desires, kokiem žmonėm padeda šitas dalykas. Reviewsai Shopify, Amazon'e. Tai visą šitą dalyką turim praeiti. Tada suprantam, ką pats produktas daro. Tai šiandien yra pats mechanizmas paaiškintas, tai biologiškai, kad patys galėtume suprast, kaip pardavinėsim ir kaip parašyti tekstus pačius geriausius, kuriuos įmanoma su geru paaiškinimu ir teisingu paaiškinimu. Tai šitą galima be problemų tiesiog su ChatGPT padaryti, kai visą informaciją susinčiat jam. Tada praeinat po keletą tokių customer use cases, tai kokios pagrindinės auditorijos šiandien realiai. Tai pagal visą datą, kurią turiu, tai yra, kad childbirth ir menopauzė yra pagrindiniai dalykai. Ir hormonal changes yra ta, ką mes pagrinde darysim reklamose. Tai kartais dar aišku galim pozicionuoti kaip tiesiog stubborn weight or slow metabolism. Anyone want a simple daily wellness habit that supports body balance. Bet jeigu pasižiūrėtume, akivaizdžiai matosi, kad šitas yra pagrindinis. Tai tam šitą researchą ir darom. Tai kaip iš karto ateina mintis, kad childbirth gali būti, arba menopauzė gali būti, gal perimenopause, ar tenais premenopause, ar ten dar kažkokių dalykų prisigalvotumėt. Tai kaip galima būtų šitą produktą parduoti su šitą mintim. Features, benefits, desires, kokius mes turim ir kokiem žmonėm padedam. Reviewsus pasižiūrim Amazon'e ir Shopify ant website, kuriuos turim. Tada pačio website analizė. Šiandien yra vienas svarbiausių dalykų, kuriuos reikia labai gerai suprasti. Tai mums reikia įsitikinti, kad mūsų reklamos gali būti congruent su tuo, ką mes darom ir ką mes norim sakyti. Tai mes dabar sugalvojom, kad menopauzė ir childbirth yra vienas pagrindinių dalykų. Tada mums reikia pasižiūrėti į website ir pasižiūrėti, ar šitas positioningas tiktų apskritai su tuo, ką mes turim website. Tai jeigu nueitume, pasižiūrėtume, get ready to experience revolutionary approach to comprehensive wellness and weight management with MetaGlow. Kalbam čia apie weight lossą. Ir realiai, jeigu tai pasižiūrėtume, nėra, kad website'as labai kalba apie tai. Jisai kalba apie general weight loss. Tada prasideda mąstymas, tai gal galima būtų kažkaip patobulinti, nes šitas dalykas nes šitas website'as kalba tiesiog apie apskritai weight loss. Dabar pirmas dalykas jau hormonal weight. To, ko aš tikėčiausi iš website. Tai tada klausimas, ką galim daryti toliau. Tai gal pabandyti padaryti website'o variaciją, kur kalbam tiesiog apie menopauzę ir childbirth. Gal tiesiog būtų tada atitiktų labiau auditoriją. Arba padarytume tokį kaip advertorialą, tai yra kaip Delfi pavyzdžiui. Ir tiesiog būtų paaiškinimas. Štai kaip moteris meta svorį su MetaGlow Collagen po menopauzės ir childbirth. Kažką tokio. Ir tada paaiškinam, kaip tenais viskas eina, ir tada iš to viso paaiškinimo, kurį pararėm, einam į šitą website. Tada gal tokios idėjos tiktų. Bet mums svarbiausias dalykas, kad mūsų reklamos atitiktų website. Tai čia toks dalykas mums supras. Toliau einant, mums reikia suprasti du dalykus. Pirmas dalykas yra mūsų sophistication lygio auditorijos. Tai yra kokio lygio protingumo mūsų auditorija su mūsų produktu. Tai ar čia apskritai naujas marketas, tai gal čia kažkoks naujas AI toolas, kurio dar nematėm. Tada čia gali būti, kad make the claim bigger than your competition. Tai gal čia būtų naujas dar kažkoksai produktas, robotas, kuris mąsto pats už save. Tada trečias lygis, kur introducinam naują mechanizmą arba offerį, kuris tiesiog būtų naujas dalykas. Kodėl apsimokėtų tave nusipirkti? Gal išėjo robotas, kuris yra pigesnis, gal geresnis offeris, gal geresnis mechanizmas, gal protingesnis. Ir tada dar ketvirtas lygis, kur sukuri dar geresnį mechanizmą. Ir tada tiesiog fokusuojasi ant geresnio mechanizmo šitam mechanizmui. Ir penktas tai jau, kurie apskritai viską žino apie visus robotus ir dabar mes žiūrim gal tiesiog kainas, gal žiūrim kažkokį naują strategiją, gal čia kažkoksai dar dalykas. Nes jau produktų nelabai kažkas tiki, nelabai jiems įdomu nauji mechanizmai, jie nori kažkokio naujo dalyko.
Tai jums reikia suprasti, kokioje auditorijoje jūs esate. Ir jeigu pasižiūrėtume į Metaglow Collagen, galim manyti, kad yra tarp level 3 ir level 4. Tai vadinasi, kad darysim žmonėm, kurie jau kaip ir supranta apie weight lossą ir apie produktų šitoj srity. Dabar mes tiesiog introducinam ir paaiškinam naują dalyką, kaip numesim svorį ir kaip mes padedam numesti svorį. Tai gal pavyzdžiui, čia yra naujas mechanizmas ir gal naudojam kažkokį naują ingredientą ar dar kažką. Tada yra 5 stages of awareness. Tai čia daugiau reklamos lygiai, kaip patys pozicionuosit. Čia nėra toksai apskritai visam produktui, bet irgi labai svarbu, kokios reklamos darysit. Tai yra auditorija unaware, tai yra jie nežino nei problemos, kurią turi, nei solutionų, kuris gali tą padaryti. Tada čia yra jau kur problemą supranta. Tai gal čia are you bloated and overweight? Watch this if you are. Tai čia problem aware, mes introducinsim savo solutioną ir padarysim jos solution aware. Tada solution aware, tai gali būti, ar jūs jau naudojat visus revoliucionuojančius kapsulės, mes turim geresnį veiksmingumą. Product aware, tai tiesiog žmonės, kurie žino apie jūsų produktą, bet nelabai juo tiki. Tai gal jums reikia kažkaip paedukuoti apie jūsų produktą, gal paaiškinti tą mechanizmą labiau, arba duoti testimonialų kažkokių, kad kitiems žmonėms jau padėjo. Tai ir most aware, tai jau kur apskritai viską absoliučiai žino apie jūsų produktą, tiesiog dar nenusipirko. Tai gal jiems tiesiog sukuriat reklamą, kur būtų here's 10% off ar kažką tokio, kur daro tiesiog jau pačiam pardavimui gauti. Tai labai svarbu irgi atsitaikyt auditorijas. Tada iš šitos dalies perinam į avatarus. Avataras yra auditorija, kuriai pardavinėsi. Tai šiuo atveju yra toks specifinis apibūdinimas, toks specifinis žmogus, tai pavyzdžiui, Lisa Grant. Ir ką čia rašom, tai yra tiesiog apibūdinam ir paaiškinam tą žmogų, su kokiom problemom susiduria, kokia situacija jo gyvenimo. Ir, pavyzdžiui, ar turi vaikų. Ir tada gal galvosit, tai jeigu mūsų problemų, kurią sprendžiam, yra menopauzė ir tada su gaining weight ir jau turi vaikų, tai gal reklama, kurią padarytume, tai būtų apie menopauzę, apie weight lossą ir tada, kad numetęs svorį galėsit žaisti su savo vaikais. Tai čia būtų daugiau toks į problem aware arba netgi į unaware. Ir mes gal introducinam tą problemą auditorijai. Dėl to, kad jie yra overweight, jie negali skirti daug dėmesio savo vaikams. Tada suprantam jų auditorijas ir jų pain pointus, kokios problemos pas juos. Tada einam į goals and values, tai kokie tikslai jų. Tada objectionai, kas gali gal nepatikti. Tada products and solutions, ką jie bandė. Tai gal šitos išbandė, bet neveikia. Tada šitos išbandė, bet veikia, bet tiesiog gal tingi ar ten dar kažką daryti, nes čia daugiau tokie sveiki optionai. O čia daugiau tie visi tenais HRT, Ozempic, kiti dalykai. O mes natūraliai viso tą padarom ir tada nereikės jaudintis dėl side effektų ir kitų dalykų. Tada frequently asked questions, pasižiūrim, kokių klausimų gal jie ištartų. Tada prieinam prie core research. Ir čia aš kalbu apie competitioną pagrindę. Tai kalbu apie good competitor product reviews. Tada kalbu apie bad competitor product reviews. Pasižiūrim, ko gal nepatiko kiti solutionai šitoje rinkoje. Ir pažiūrėsim, gal kažkaip galima savo panaudoti. Tada pasižiūrėsim į problems and solutions. Tai čia daugiau apie savo produktą jau kalbė. Pasižiūrim tiesiog, kokią problemą turim ir kaip mes tą išsprendžiam. Tai čia pagrindinės, čia yra kitos, tiesiog tokie side efektai gal į video galą įdėtumėt ir paaiškintumėt. Tada tiesiog keletą žodžių, kad galėtumėt gal hookose naudoti. Other solutions for main desires, tai realiai tą patį parašai, tiesiog gal daugiau informacijos patikė. Tada pereinam prie competitor research. Šiuo atveju aš panaudojau ne visus 4, o 2. Tai turim Columbrumą ir galim pasižiūrėti, tai website URL, tada pasižiūrim as library, koksai turim, tai pasižiūrėsit, kokias reklamas leidžia, gal turėsit iš kur pasimti inspirationą, turėsit va čia offerį dar įsidėstumėt, kad pasižiūrėtumėt, kuo skiriasi jų offeris nuo jūsų offeris, tada pačianais gal komentarą dar pasirašysit savo pačiam, kad suprastumėt ir tą patį pasidaro kitiem. Tada kuo skiriasi jūsų positioningas ir pažadėjimai ir visi kiti dalykai su jų ir jūsų kompetitorių. Tai pavyzdžiui, ten seasonal sale, arba tenais pas jos ingredientas kažkoksai, arba mechanizmas kažkoksai kitoks. Tai visas toksai researchas ir gaunasi. Tada prieinam prie funnelio viso supratimo. Jau šiek tiek kalbėjau apie tai, bet nueinam truputį giliau. Tai kas yra funnelis? Pirmas dalykas. Funnelis yra pirkėjo kelionė. Tai yra nuo reklamos iki website'o, iki nusipirkimo. Visas šitas dalykas yra funnelis. Ir mums reikia pilnai suprast ir susigaudyti, kas vyksta plačiau. Tai kokią istoriją sako tas website'as ir funnelis visas. Kokią problemą jisai iškelia. Koks proof yra parodomas. Kokie outcomes yra prižadimi. Tada jūsų reklamos turi susijungti su ta istorija ir kalbėti apie tą patį. Nes jeigu kalbėsit apie metabolizmą ir jūsų website'as kalba apie menopauzę, tai jūsų tiesiog reklamos neveiks, nes
jūsų websaitas kalba apie visiškai kitus dalykus negu reklama. Todėl, jeigu landing page'os kalba apie bloatingą, jūsų reklamos irgi privalo kalbėti apie bloatingą. Čia vadinasi congruency, gal harmonija arba veiksmingumas tarpusavyje, kažkaip taip. Nes svarbus dalykas, kad su šitą problemą aš pats buvau susidūrės, kad congruency buvo labai prastas. Ir kokią situaciją aš turėjau, kad tiesiog reklamas kūriau pagal kliento prašymus, jas nėjo tiesiog, jos negavo spendo. Ir jos spendo negavo todėl, nes Facebookas yra toks protingas, kad jis tiesiog nusprendė, kad visiškai ne apie tą šnekat, ką reikia. Todėl tiesiog, čia pardavimus tos duočiau. Ir tada tiesiog degini pinigus ir spendas eina kitom reklamom, kurios realiai gal ir prastesnės negu tos naujos, kurios sukūrei. Bet jos labiau paaiškina visą tą dalyką, kurį daro. Ir tada prieinam prie analizės reklamų, kurias jau leidžiam. Tada suprantam, kurios reklamos veikia, kodėl jos veikia ir ką galima padaryti geriau. Tai šitą darom su Ads Library. Tai aš nuėjau tiesiog į Facebook Ad Library, galite pasižiūrėti. Tenais yra parodytos visos absoliučiai reklamos, kurias mes leidžiam. Tai jeigu pasižiūrėtume, kokias dabar turim, tai I just know my cravings now, apie cravingus kalbam, stop needing discipline, start lowering cortisol. Tai čia įdomus dalykas, kad apie tingėjimą ir tiesiog, kad turim lengvą solutioną. Ir taip realiai pasižiūrim kokie dizainai, kokios stiliaus tie dizainai, pasižiūrim, kurios veikia. Jeigu turi daug datos, matot kur geresnis click-through rate'as, kur blogesnis click-through rate'as, kur geresnis conversion value. Ir pagal tą galit nuspręsti, kaip darysit toliau. Tai tada pasižiūrit video, pasižiūrit, ką galima padaryti geriau, kas veikia, kas neveikia, kodėl neveikia, kodėl veikia. Ir jūs turit realiai suprast, kodėl visas tas dalykas yra. Ir jeigu užsikabinsit už vienos reklamos, pavyzdžiui, šita labai gerai veikia. Ir tada pasižiūrėsit, kad gal po 15 sekundžių nukrenta žiūrėjimas. Pasižiūrit ant 15 sekundės, tenais kažkoksai neįdomus klipas labai, arba šneka apie kažkokią nesąmonę, kurios gal nereiktų. Tai tada padarysit variacijas, kur tą dalyką iškirpat ir padarot naują video, kuris yra geresnis. Tai visas procesas taip ir atrodo. Pasižiūrėjot reklamas, pasižiūrit, kaip jūs pozicionavot iki dabar ir pasižiūrit, kaip galėtumėt gal tą pozicionavimą, kurį jau matėt, kuris veikia, panaudot vėl. Tai dabar apie šitą dalyką ir pakalbėsim. Po viso šito turim gerą supratimą, ką reikia daryti, kokiai auditorijai ir kaip pardavinėti auditorijai. Ir kitas žingsnis tada yra kurt pačias reklamas. Tai rašyti tekstus, galvoti idėjas ir aiškinti savo mintis kreatoriam, editoriam, dizaineriam pagal visą analizę, kurią padarėm. Tai jau supratom, kad pardavinėsim turbūt moteriam su menopauze arba kurios ką tik gimdė ir introducinsim jom naują mechanizmą weight loss'o, nes jau turbūt daug žinojo ir bandė arba nebandė ir tiesiog ieško naujo solutiono ir mechanizmo. Tai pirmas dalykas, nuspręsim, kokias reklamas darysim. Ar iteracijos, tai jau reklamų, kurios veikia, tai pavyzdžiui šitos reklamos iteracijas, gal pakeisim dizainą, gal pakeisim tekstą, gal dar kažką sugalvosim. Ar kursim naujas idėjas ir visiškai darysim naujas reklamas. Ar darysim imitacijas ir tiesiog paimsim reklamas, kurios veikia klientui ir tiesiog persidarysim savo. Šitą dalyką nusprendžiam pagal situaciją ad account'e. Tai ar kažkas jau parodė potencialą ir atrodo, kad suradot gerą idėją. Tai pavyzdžiui, šita reklama turi labai gerą click-through rate'ą ir žmonės realiai perka nuėję į website. Tada fokusuokitės į variacijas. Kurkit naujas reklamas su ta idėja. Tai ne vien į tą variacijas darykit, bet ir vėl kurkit naujas reklamas būtent į tą. Tiesiog duokit dėmesį tam, kas veikia. Kitą savaitę reklamos su ta idėja veikia dar geriau. Geresnis click-through rate'as arba geresnis conversion rate'as. Tai žinais, kiek žmonių nuėjo į website, čia kiek žmonių nusipirko, procentai. Darykit tada dar daugiau reklamos su šitą idėją. Tiesiog pushinkit, spauskit, kol jūs spausit pilnai visą tą idėją. O jeigu nėra tos idėjos, kuri veikia, arba pradedi apskritai nuo nulio, tada kurk naujas reklamas su nauju messagingu. Negalvok apie tą kortisolį, kuris nelabai veikia, ir galvok gal apie reklamą, kuri labiau veiks su landing page. Kurk imitacijas kompetitorių reklamom, kol kažkas galiausiai užsikabins, ir tada galėsit prieiti vėl prie šitos dalies ir tiesiog kurt variacijas ir, kaip pasakyčiau, double downant ant tos idėjos, kuri suveikia. Tai čia visas tas ir dalykas. Jeigu matot, kad kažkas veikia, double downinkit to. Jeigu neveikia, tada kurkit naujas idėjas. Ir tai pasiskirsto visas dalykas. Super, dabar žinom, kam darysim, kaip darysim ir su kokia žinute darysim reklamas. Ir dabar galime eiti prie pačios kūrybos. Tai dabar prieinam prie pačio script writingo ir idėjų
ir pačios reklamų idėjos generavimo ir teksto rašymo. Tai pirmas dalykas, pasidėkit savo produkto linko, tiesiog, kad būtų jums patiems lengviau pasižiūrėti. Ir aišku, jeigu turit vieną produktą, galite ir nedėti, bet turbūt patogiau visada įsidėti. Tada mums labai svarbu susižinoti visą informaciją, apie ką darysim pačią reklamą. Tai pavyzdžiui, women with menopause who want a new solution to their weight loss because she doesn't have discipline to do it naturally and already tried the synthetic solutions. Tai gal Ozempika arba kažkokias solutionus dar. Tada kodėl sukurti tokią reklamą, irgi labai svarbus dalykas. Visada pasakykit savo, kodėl kūrėt šitą reklamą. Ar jūs tiesiog kažką naujo norit. Tai šitas nelabai kažką reiškia. Jūs turit pasižiūrėti, okei, gal kompetitoriai kažką naudoja panašaus ir kažkas veikia. Arba website congruency labai geras būtų su šita reklama ir matai potencialą. Arba statikas kažkoksai labai gerai veikia ir tada galvoji, gal gal padarom video arba padarom dar kažkokių statikų panašiau. Tai statikas yra tiesiog nuotrauka reklamų. Ir todėl nori protestuoti. Bet visada savo turi priežastį, kodėl kursi tą reklamą. Ir dabar, kai turim visą šitą informaciją, einam prie pačio teksto. Pirmas dalykas, ką reikia padaryti, tai yra sugeneruoti hookus, kadangi kuriam video. Tai hookas turėtų būti vizualas, kurį dėsi tam hook'e ir tekstas, kuris bus. Tai šiuo atveju turim vieną vizualą visiems trim hookam, ko nereiktų daryti, bet aišku, čia kaip pavyzdys, tai nieko tokio neatsitiks. Ir pasiema tą tekstą, tą video, kurį naudosit, tada čia yra tiesiog moterikė, kurį naudoja savo produktą ir tiesiog greitai ką tik nuo produkto atidarimo iki išgerimo. Ir tada ant viršaus šito video uždėsim tekstą. POV, your husband said that this can't save your menobelly. Mačiau, kad kompetitoriai turi panašų hooką. POV, sakom, kad iškart negatyvą einam, kad jūsų menopauzės pilvas negali dingti dėl šito. Tada hook 2, tas pats vizualas ir tekstas ant viršaus. If you're 40 plus and have a menobelly, watch this. Ir hook 3, my menobelly was getting out of hand. Ir dabar turim visas 3 variacijas. Šiaip visada rekomenduoju su video specifiškai, jeigu kalbat apie your husband said, tai geriau rodykis, kaip vyras su moterim kalba ir gal ta moteris tada šiek tiek didesnė. Ir tenais tiesiog sakom, kad no, you cannot lose weight because of this. Tada labiau veiks visa ta harmonija tarp video ir teksto. Tada daug geriau veiks pats hookas. Tai šiuo atveju gal tiesiog parodytume moterį, kuri rodo savo pilvą. Šiandien gal dar kažką panašaus sugalvotume. Ir tada visas tekstas, šiandien kokia idėja viso to, tai yra tiesiog simple editing style, but make sure to show the thing that the text is talking about. Tai kaip ir dabar sakiau. Gali bus UGC footage, tai gal tiesiog jau kažką klientas turi nufilmavę, tada gal kažkoksai tiesiog video iš TikToko arba AI sugeneravo. Tiesiog nenaudot tų profesionalių birolų. Iš programų kaip Pexels galit pasižiūrėti internete ir Similar websites. Tada čia keletas paaiškinimų editoriui, kaip norėjau padaryti. Viso teksto neįsiu, galit pasiskaityti, pasižiūrėti, kaip aš šiandien rašiau, bet čia tiesiog paimta struktūra iš kompetitoriaus ir padaryta mums. Ir aš mačiau, kad su šita reklama ir su šituo teksto struktūra man viena reklama veikia su savo kitų klientų, tai norėjau pasibandyti. Ir tada Facebook add copy for this ad. Tai čia yra viskas, kas nėra pati reklama. Tai yra tekstas virš reklamos ir po reklamo. Tai headline būtų tiesiog po apačia save 33% now arba try risk free now. Ir tada čia tiesiog informacija ir tekstas paimta struktūra iš kompetitorių ir tiesiog perrašyta mums, kad atitiktų mūsų reklamą ir auditoriją. Tai čia, pavyzdžiui, iš kompetitorių paimta, čia specifiškai iš Columbrumo paimta. Ir realiai taip vyksta visas procesas. Tada, kai reklama bus padaryta editoriaus ir jie tau atsiūs, tu pasižiūrėsi tą video, pasižiūrėsi, ar ką galima būtų geriau, ar atitiko tavo standartus, ar padaryta kaip kompetitorius darė, ar galima būtų kažką geriau. Jeigu ne, tada eini į reklamos leidimą. Ir kai reklamą įdedi paleist, žiūri, kaip jinai veikia. Jeigu reklama turėjo potencialą, darai jam iteracijos, jeigu neturėjo, kuri naujas reklamas. Ir taip visa strategija veikia. Svarbiausias dalykas visada turėti savo priežastį, kodėl testuoji ir kad būtų ta harmonija jūsų reklamos. Tai čia paprasčiausias ir greitas perėjimas per visą reklamų kūrybos strategiją ir kaip kūriamos visos reklamos. Tai jeigu tave sudomino šitas dalykas ir tave domina apskritai marketingas, tai gali nueiti į nuorodą aprašymę, paspausti ant jos ir užsirezervuoti skambutį su manimi. Pasižiūrėsim, ar galiu tau pagelbėti, pasižiūrėsim tavo visą situaciją ir supažindinsiu tave su savo mokymais, pasižiūrėsi, ar tau patiks. O jeigu nenori skambučio, gali tiesiog parašyti man Instagram. Tai ačiū, kad žiūrėjot ir susitiksim kitą savaitę.